Mes visi gerai žinom, kad žvėris jaučia, kad ne visai prieš gerą šitas dalykas yra. Tai kažką reiškia. Žinot, kaip žvėris jaučia žemės drebėjimus, jaučia kažkokias stichinės nelaimės, jaučia įvykius, kurių nejaučia žmogus. Kai kas sako, iškirto miškus ir už tai žvėris traukia prie žmonių arčiau. Jeigu tos meškos nėra miške, tai tu kirst, kiek tu nori, tą mišką neišlys iš jo. Gyvūnai labai priartėjo prie žmogaus pastaraisiais metais. Čia aš ne vienas tą pastebiu, čia visi tą mato. Pastarosiom dienom daug kas buvo liudininkas tokių vaizdelių apokaliptinių Lietuvoje, kaip meška bėgiojo po Vilniaus miestą ir apylinkės. Iš vis, kas anksčiau nebūtų buvę net įtikėtina, kad po Vilniaus miestą lakstys meška ir kad tų meškų ir pas mus rajone, reiškia, pilna ir Žemaitijoje, ir Aukštaitijoje, ir Dzūkijoje, kiek tik nori. Ta prasme, čia buvo kažkokia legenda iš Vytauto laikų, kad Lietuvoje meškos. Nu, ant Žemaitijos herbo meška, viskas. Daugiau apie meškas Lietuvoje negirdėt buvo. Kad, žinom, kad Baltarusijoje kažkur yra tų meškų, bet kad Lietuvoje be šansų. Nu ir aš taip pagalvojau, man tokios analogijos ateina, ką tai galėtų reikšti. Man tai čia toks knibžda tokia mintelė, kad ne visai prieš gerą šitas dalykas yra. Ir kad tai kažką reiškia. Mes visi gerai žinom, kad žvėris jaučia įvykius, kurių nejaučia žmogus. Nu, kadangi žvėris yra neatitrūkęs nuo gamtos sutvėrimas, jisai jaučia truputėlį daugiau negu žmogus, nes žmogui galva prikišta modernių visokių nesąmonių ir jis irgi jaustų, bet jam yra blokuojamas tos mintis. Nu, čia ne aš sugalvojau, čia taip mano protingi žmonės. O žvėris, kadangi jie daug negalvoja, jie tik tai jaučia, tai vat jie ir jaučia. Ir žinot, kaip žvėris jaučia žemės drebėjimus, jaučia kažkokias stichinės nelaimės, kažkokius įvykius jaučia. Nu, ir tai pagalvojau, o ar galim atmesti tokią galimybę, kad žvėris jaučia, kad greitai šitos teritorijos, kur aplink mus yra, šitie miestai, taps jiem prieinami. Taps ne taip smarkiai žmonių apgyvendinti. Nu, kaip pasižiūri pasaulinius aktualijas, pasaulinius įvykius, atrodytų visai racionalus paaiškinimas, kaip jums atrodo. Jeigu iš tikrųjų miestai taip aptuštėtų nuo žmonių, tai žvėrim čia būtų labai, labai gera vieta gyventi. Ir tą liudija, pavyzdžiui, miestai, iš kurių žmonės pasitraukia. Tai yra, pavyzdžiui, Černobylio zonoje, Pripetės miestas, kaip tenai klesti gamta, kaip tenai gerai gyvena gyvūnai. Ta prasme, vilkų, šernų, stirnų, ko tik nori, pilna, veisiasi. Ir galbūt jam ir pakenkė ta radiacija, kuri tenais buvo, bet žmonės, būdami iki tol, ta vadinama civilizacija, kenkia žymiai labiau. Todėl dabar, nors ir su radiacija, bet jie vis tiek gyvena žymiai geriau. Iš esmės, gyvūnų iš tikrųjų labai smarkiai padaugėjo. Aš atsimenu iš vaikystės, kaip, ta prasme, pamatyti zuikę ar kokį nors ten stirną būdavo jau įspūdis. O ten kokią lapę, tai iš vis ten, nu, įvykis, ten pasakodavai aplinkiniam visiems. Dabar jie iš vis pas mane kieme gyvena. Ir zuikiai, ir lapės, ir barsukai, ir vilkai ateina. Nu, meškos kol kas dar nemačiau aš pats bent jau. Bet stirna tai iš vis, jinai kaip avis kokia ganas. O, dar viena bėga. Nu, varyk pas draugės. Gyvūnai labai priartėjo prie žmogaus pastaraisiais metais. Čia aš ne vienas tą pastebiu, čia visi tą mato. Ta paaiškinti labai sunku, nes, nu, daug kas irgi sako, kad anksčiau buvo kolūkiai, daug žemės ūkio, dabar apmažėjo visko, nieko panašaus nieks neapmažėjo. Ir tie gyvūnai, kaip anksčiau buvo užarti laukai, ar nupjautos pievos, taip ir dabar lygiai tas pats yra. Ir tie gyvūnai, niekiek jie ten daugiau tos laisvės neturi. Bet kad jie arčiau žmonių yra, tai faktas. Iš tikrųjų, priviso gyvulių, vaikšto aš po savo namus, pasižiūriu pro langą, nu, žiūriu gėlynas, gėlynė, lapė. Normalu. Nu, va, dabar toj pačioj vietoj zuikis laksto. Ir va šituos visus vaizdus, čia aš juos ne iš interneto, ne iš YouTube'o kokio nusikroviau. Čia viską aš nufilmavau pats, savo kieme, savo namuose ir Rasos namuos. Taip? Eik, tu koks juokingas, silkutė toks. Kaip oriai bėga. Nu. Net pagalvoti negalėjau, kad, pavyzdžiui, ateini į sodą ir žiūriu, tavo sode miega zuikis. Jis mane pasižiūrėjo ir nuėjo.
Ir jis tai pasižiūrėjo ne kaip į šeimininką namų, o kaip į svečią, nes aš ten užeinu kartą per dieną, ar ten kartą per savaitę porą sykių, o jis ten gyvena kiekvieną dieną. Jie ateina pas mus. Kieme, naktį barsukas kasa duobės. Ne, bet kas čia daro, aš nesuprantu, iš kur tų gyvulių prisiveisė šitos kraštuos. Mane tai stebina, tai stirnos, tai barsukai, tai bebrai, tai dabar šitas. Sakau, stirnos jau pasidarė kaip naminis gyvūnas. Nu visiškai, jos ten vaikšto, ganasi visiškai šalia, tu per 10 metrų. Peškom eini, biški bijo, bet jeigu su mašina važiuoja, tai iš vis gali šalia stovėti. Nu, žodžiu, gyvena. Katinai net nebekreipia dėmesio į tos laukinius gyvūnus. Jiem toks, kaip normalus reiškinys. Kai kas sako, iškirto miškus ir už tai žvėris traukia prie žmonių arčiau. Ką žinau, kirstų kiek nori tų miškų, ar ten tarybiniais metais, ar prieš 20 metų. Jeigu tos meškos nėra miške, tai tu kirst kiek tu nori, tą mišką neišlys iš jo. Ar tik nebus taip, kad šitos meškutės, kurios ateina į Vilnių, irgi yra pirmosios kregždės, kurios žiūri savo naujus plotus, kur galėtų apsigyventi, kaip jums atrodo?